Sveiki vaikai. Nagi, pratęskim toliau mūsų labai įdomią istoriją apie robotą ir peteliškę. Kaip peteliškė įskrido į parodų salę pas robotą, kaip robotas liko sužavėtas ir užsisvajojantis apie peteliškę. Jis, kaip ir skaičiau, jis giliai paniro į savo įspūdžius apie naktinį susitikimą, kad neišgirdo, kaip atsivėrė parodos durys ir plūstelėjo lankytojų banga. Net pražiopsojo 2 pirmuosius klausimus, o į trečiąjį susigribo atsakyti tik nuo galo. Atsakinėjo į labai negudrius klausimus. Jis iš mūsų tyčiojasi, įsižeidė vienas didžiai orus lankytojas ir nubėgo apskųsti roboto vyriausiajam inžinieriui. Bet robotas jau atsitokėjo ir į kitus klausimus atsakė sklandžiai ir tiksliai. Užtat vėl gavo visą glėbį pagyrimų. Šaunuolis dirba tiksliai pagal programą, jis daug pasieks. Kaip gaila, krimtosi robotas, kad šitų liaupsių negirdi strilinukė. Jeigu jinai žinotų, koks aš esu pagirtas, dar labiau manimi susižavėtų. Kažin, ar atskris šią naktį. O jeigu ją pagavo šikšnosparnis, iš nerimo robotui net suspurdo širdis, o šito dar niekada nėra buvę. Bet plaštakė atskrido. Tik mažumėlį pailsėsiu ant tavo peties ir vėl skrisiu, sušnibždėjo. Čia taip saugu ir gera. Geležinė roboto krūtinę užliejo švelnumo banga. Mano vardas Dondonas, tarė jis. Aš nepamiršau tavo vardo, meiliai atsakė strilinukė. O ar tu turi brolių ir seserų? Dondonas norėjo jai atsakyti, kad jis yra vienas, visiškai vienas, visoje parodų salėje ir visame mieste, bet tegalėjo ištarti atsakymą numeris 2. Mano gimtinė yra laboratorija. Jau sakei, priminė plaštakė, kodėl kartoji ir kartoji tą patį? Argi tau nepabosta? Bet aš skrisiu, aš esu labai šalkusi, dar nieko burnoje neturėjau, nes plėšrusis šikšnosparnis zuja aplink mane ir mano kaštoną. Iki greito pasimatymo, Dondonėlį. Jis švelniai perbraukė sparnu Dondonui per skruostą ir dingo už praviro lango. Robotas ilgai žvelgė ją įkandin, o jo akis spinduliavo kaip niekad. Ji greitai sugrįž, dainavo jo geležinė širdis. Ji prisirišo prie manęs, ji sugrįž ir meiliai prisiglaus prie mano peties, o kad ši naktis niekad nesibaigtų. Tada pamažiukais gal pramokčiau ištarti kitus neužprogramuotus žodžius ir padėkočiau jai už švelnų sparnų palietimą ir pasakyčiau, kad ji man vienintelė visame pasaulyje, mano strilinukė. Jo oranžinė akis nė karto nenukrypo nuo lango, taip nekantriai laukė sugrįžtant plaštakės. Jis sugrįžo, bet labai keistai, šaute iššovė vidų ir kaip paklaikusi puolė robotui prie krūtinės. Mane vejasi, sukliko nesavų balsų strilinukė, Dondonai mane vejasi. Ir tikrai už lango sušmėžavo juodas šešėlis ir grėsmingai čežėdamas sparnais į vidų įlėkė patsai šikšnosparnis. Neatiduok ją manęs, glaudėsi prie roboto peteliškė, jis praris mane. Robotas narsiai atstatė krūtinę ir norėjo ištarti, nebijok, visų parodų salėje aš galingiausias, niekas nedrįs tavęs nepaliesti. Na štai robotas ir šalia jo peteliškė. Tačiau teištarė, kaip visada, mano vardas Dondonas, tai kas užprogramuota robotui. Šikšnosparnis apskriejo aplink robotą ir galop užtiko prie jo prisiglaudusi peteliškę. Gelbėk mane, Dondonėlį, maldaudamas sušuko ji. Šalin iš čia, norėjau užrikti ant šikšnosparnio robotas, bet vėl tai ištarė tai, ką
te sugebėjo, tai kas jam užprogramuota, mano gimtinė yra laboratorija. Šikšnosparnis kirto peteliškį aštriu snapu, bet sulesti nespėjo. Ji nukrito ant grindų ir pasirito robotui po kojų. Turbūt šitas piešinukas ir yra, kaip ji robotui pasirito po kojų, jis stovi tiesiog geležinis ir nelankstus robotas ir negali nei pasakyti žodžio kažkokio, nei pasilenkti, nei apginti plaštakės. Tiesiog geležinis žmogutis robotas. Mano sparnas suvaitojo jį, kai šikšnosparnis vėl apsukęs keletą ratų ir jos neradęs išskrido pro langą lauk. Man nutraukė sparną, o Dondonai, kodėl tu manęs neapgydei? Aš dabar atsakinėju į labai negudrius klausimus, atpiškino Dondonas ir pašaipiai nusikvatojo. Ha, ha, ha. Šiurpas perbėgo jam per nugarą nuo savo atsakymo, tačiau nieko kita jam nebuvo duota. O peteliškė plakė savo vieninteliu sparnu, trokšdama pakilti ir sugrįžti į kaštoną, kol neišaušo, tačiau tik sukosi vietoje kaip vilkelis. Kad žinotum, kaip man skauda, sukūkčiojo ji. Labiausiai aš mėgstu mašininę alyvą, o labiausiai nemėgstu grietininių ledų su abrikosų uogiene. Suskambėjo atsakymas. Ką tu pasakėjai? Negalėjo patikėti Strilinukė. Nejaugi tau niekiek manęs negaila. Robotų ateitis turi plačiausias perspektyvas, išgirdo atsakymą. Koks tu žiaurus ir beširdis, silpstančiu balsu sukuždėjo plaštakė. Aš turiu įvykdyti visą, kas užprogramuota. Peteliškė jau beveik nekrutėjo, tik dar vieną paskutinį kartą pakėlė sparną ir lėtai jį nuleido, kad niekada nebepakeltų. Sudie, Dondonėli, mirdama tarė. Linkiu puikios sveikatos ir sėkmės asmeninėme gyvenime, išrėžė robotas ir taip smagiai treptelėjo koją, kad net sudundėjo salės grindys. O paskui stojo kapų tyla, Strilinukė gulėjo negyva prie jo kojų, o už lango jau aušo, atsivėrė parodos durys ir įgužėjo smalsių lankytojų banga. Jie, žinoma, tuoj pat apsupo robotą. Koks tavo vardas, suskambėjo klausimas numeris 1. Ji mane vadino Dondonėliu, prisiminė robotas, varstomas sielvarto. Daugiau jau niekada manęs šitaip nebepavadins. Kur tavo gimtinė? Rikiavosi antras klausimas. Jos gimtinė, sakė, yra Kaštonas. Niekada nesu regėjęs kaštonų ir jų baltųjų žiedų. Skausmas smaugė robotui gerklę. Neatsakė jis nei į trečią, nei į jokį kitą klausimą. Ir negana to, nesykio nesumirkčiojo ir nepakilnojo rankų ir netreptelėjo koją. Tada vėl pakvietė vyriausią inžinierių, jis patrūkčiojo Dondonui krūtinę, pasukojo veržles ir griežtai paliepė. Na kalbėk, kokia robotų ateitis. Kaš to, sunkiai pratarė robotas, o jo krūtinėje kažkas nutrūko. Vyriausiasis inžinierius susiraukė ir tarė. Pagedo mūsų robotas, o taip sklandžiai vykdė programą, teks jį perdirbti arba išmesti į geležies laužą. Atnešė baltą maršką ir užklojo robotą. Ant viršaus prisegė kortelę. Pagedęs. Po marška buvo tylu lyg karste, bet naktį, kai pro atvirą langą įsisukdavo vėjas, nešdamas žydinčių kaštonų kvapą ir jo lapų šlamėjimą, iš po marškos pasigirstavo duslus ir pabiri garsai, tarsi kas nors mokytųsi tarti pirmuosius žodžius. Strilinukė, kaštonas, skauda. Štai va, vaikučiai, kokia nuostabi ir truputį liūdnoka istorija, bet ir pamokanti.
apie robotus. Na, iki kito karto. Ačiū, kad klausėte.